Prisijungiame prie sistemos naudodami savo vartotojo vardą bei slaptažodį. Prisijungę matome sistemos langą padalintą į 3 dalis. Pirmoji dalis yra statuso juosta, esanti viršuje, kurioje galite rasti, kaip atsijungti nuo sistemos, kaip pasikeisti kalbą. Rasite visus įvykius bei pasikeitimus įvykusius sistemoje, gautus elektroninius laiškus, prisijungusius kolegas bei greitąjį meniu. Antroji dalis – komponentų juosta, kurioje galite pasirinkti komponentą, kuriame norėtumėte dirbti. Trečioji dalis – darbalaukis, zona skirta darbui. Norėdami dažniausiai naudojamus veiksmus atlikti greičiau, naudokitės greituoju meniu, kurį galite rasti viršutinėje statuso juostoje. Tiesiog spauskite ant greitojo meniu ikonos ir pasirinkite veiksmą, kurį norėtumėte atlikti. Tai yra langas, kurį pamatysite prisijungę prie sistemos. Pradinį langą kiekvienas vartotojas valdiklių pagalba gali nustatyti pagal savo poreikius. Norėdami pridėti naują valdiklį, spauskite naujas valdiklis ir pasirinkite norimą iš turimo sąrašo. Tada atlikite nustatymų parinktis bei spauskite išsaugoti ir uždaryti. Norėdami pakeisti valdiklio buvimo vietą, tiesiog spauskite ant jo viršaus ir nutempkite. Norėdami panaikinti valdiklį, pasirinkite X. Taip.